Betson generalinis Vilniaus Žalgirio rėmėjas. Sveikiname su jumis iš Splito, sveikinamės iš Polydo stadiono, tikrai įspūdingas stadionas, tikrai įspūdinga atmosfera, kurioje šiandieną Vilniaus Žalgiris žaidžia atsakomasias konferencijų lygos trečiojo atrankos etapo rungtynes prieš Splito Hajduk ekipą. Ji yra brangi, penki pasikeitimai viso Splito komandoje, apie juos kiek vėliau. O čia labai pavojinga situacija ir netikslus smūgis į vartus, arbitro vėliavėlė į viršų nepakilo nuo šalies. Kalbos apie futbolą. O čia pavojinga situacija Žalgirio baudos aikštelėje, Jolksesas skrieja kamuolys, pakartotinas smūgis yra blokuojamas, o čia mėginimas ir per save. Dar viena pavojinga situacija Vilniaus Žalgirio baudos aikštelėje, dar kartą vietinėse pirmenybėse startas nėra labai sėkmingas, o čia Capano geras perdavimas, Kendišas atmetinėja kamuolį, smūgis į vartus ir jis yra blokuojamas. Oi, čia Brianas Tekšeira turėjo tiesiog nuostabų šansą. Aikštelėje kyšteli galva Kendišas, smūgis į vartus iš už baudos aikštelės ribų. Čia buvo pamėginta, bet čia tolimas mėginimas. Karlosas Olsesas kamuolį pamuša priešai save, bet užtikrintai pirmas prie to kamuolio. Jis buvo sukurtas prieš porą savaičių Vilniuje, bet dar visiškai vilčių laidoti taipogi negalime. Splito Hajduko ataka, kamuolys baudos aikštelėje, Karlosas Olsesas pamatė, kad kiek per toli varžovas kamuolį paleido nuo savęs ir sureagavo užtikrintai. Yra kairėje ir turi erdvės, Frankė. Daug erdvės pas Frankė ir jo perdavimas! Ai. Čia nedaug pritrūko Vilniaus Žalgiriui iki įspūdingos progos, Paulius Golubickas, šešplaukis. Reikia žaisti aštriau. Kamuolys Pauliui. Jo perdavimas ir norėjo Stanislavo Bilenkį surasti, Bilenkį smūgis ir kampiniu viskas baigėsi, bet tai buvo gera galimybė ukrainiečiui. Panas žaidžia kamuolį Vilniaus Žalgiris, Paulius Golubickas. Capanas, jo smūgis į vartus ir nepavyksta į vartų plotą pataikyti. Komanda sugebėjusi čempionate mesti rimtesnį iššūkį Zagrebo Dinamo ekipui, 2 kartus čempionais tapo ir jie 18 titulų laimėjo. Dinamo, didelis problemos. Perdavimas ir čia tiesiog meistriškai viską atlieka jaunasis Splito Hajduko talentas, o dar jo triškumo Šutalo. Įspūdingai tiksliai sugebėjo pakabinti kamuolį, ten fantastiškai įkerta Melniekas. Vienu lietimu iš labai nedidelio atstumo Olsesas kamuolį lietė, bet labiau iš to, kaip buvo sudėliojęs kūną, o ne dėl to, kad spėjo sureaguoti į varžovo smūgį. Įsipatogina labai stipriai. O čia dar kartą Melniekas vėl po Šutalo perdavimo, aišku, dabar jau smūgiuoti buvo sudėtingiau, galva kamuolį pas Vilniaus Žalgirio aikštės pusę. Jaziti baudos aikštelėje. Vėl veiksmas, smūgis į vartus ir Rikošet suranda tikslų perdavimą. Bilenkį baudos aikštelėje. Ukrainiečio perdavimas ir kamuolys nukeliauja iki Siličiaus. Perdavimas skersai aikštės, puikiai sužaidė Račiai. Šutalo. Geras Šutalo perdavimas. Ir čia pavojinga situacija. Melniekas šiandieną tapo kone pavojingiausių varžovų žaidėjų atakoje. Aišku, šiaip Livaja gali slinktis ir kiek giliau žaisti, pamatysime. Šutalo. O čia pavojingas jaunuolio smūgis, kairė koja, pelnytas Polyde ir jį neje, bet mušė šeimininkai. Čia dar viena Hajduko ataka. Šutalo kulnu, gražiai žaidžia. Vėl jaunas kroatas, čia pavojinga situacija, smūgis ir tai yra 2-0. Muša dar vieną įvartį. Aikštės šeimininkai, Ramas pasirodęs aikštėje po keitimo. Jaunuolis su Rikošetu, bet siunčia kamuolį į vartų tinklą. Bet vėl kokia reakcija, koks greitas apsisukimas, kaip suvaldo kūną, tuo pačiu pasiekia kamuolį ir taip Rikošetas padėjo čia šioje situacijoje šiek tiek, bet vėlgi net ir Siguras. Ir perima galiausiai kamuolį Tekšeira, bet jį nesužaidžia nusimesdamas tolyn ir Siguras turi galimybę, smūgis į vartus. Nepataikė.
Bet tikrai atmosfera šiandieną gera, mes galėjome ją pasimėgauti. Galime suprasti, dėl ko ir Valdas Dambrauskas čia vadovavęs komandai. Tikrai labai šiltai kalbėjo apie Splito Haiduką. Dar vienas šansas. Oi, kokią progą turi varžovai. Ir nuo Lupano kojos. Kamuolys atsidūrė už vartų linijos. Bamba yra sveikinamas. Lupano čia neapkaltinsi. Čia kad motivacijos, bet Bosančičius čia matome kažkiek savo poziciją paliko. Po to atrodo, kad viskas subirėjo, bet vėlgi ne vien vidurio gynėjai čia kalti. Tikrai per daug lengvai, per daug didelėmis pajėgomis leidžiama įeiti į tas zonas oponentams. Patys turi ką matyti, ateina į futbolą, žino, kad tai yra tikrai raktas į sėkmę. Ir be abejo, Kroatijos rinktinės pasirodymai pastaraisiais metais irgi yra labai žymus. O čia dar vienas. Ir dar vienas įvartis. Dar vienas įvartis krenta, 4-0 Vilniaus Žalgiris subyra. Rungtynių pabaigoje dėja, bet Žalgirį ir viskas be abejo juda į priekį, pastangos dedamos tam, kad kažkada ateityje Vilniaus žalgiriečiai galbūt ir galėtų kovoti su tokiais klubais. 4-0 visiems viskas aišku, nėra ko čia dar šutintis Poljudė. Skelbiama rungtynių pabaiga, nepridedama nė minutė. Ir Vilniaus Žalgiris bendru rezultatu 2-9 pralaimi prieš Splito Haiduką. Šiandieną 4 įvarčiai įkrito į Žalgirio vartus, visi 4 krito po pertraukos.